Nepainiokite konstrukcijų are you ir do you užduodant klausimus. Jeigu jūs klausiate apie žmogaus būseną, vartokite are you. Atsiminkite, kad po are you dažniausiai eina būdvardis. Tai yra daikto ypatybė aprašantis žodis. Pavyzdžiui, are you hungry? Ar esi alkanas? Are you good at English? Ar tau gerai sekasi anglų kalba? Are you tired after work? Ar pavargai po darbo? Are you okay? Bet jeigu kalbate apie įprastinį veiksmą, vartokite konstrukciją do you. Atsiminkite, kad do you reikalauja kito veiksmažodžio. Pavyzdžiui, do you want to eat? Ar nori valgyti? Do you speak English? Ar kalbi angliškai? Do you walk a lot? Ar daug dirbi? Do you understand? Taigi logika čia nesudėtinga. Būsenos tai are you, o veiksmai tai do you. Safe in practice.